Ai, kam čia rūpi? Būna niekam nerūpi, bet yra kam rūpi. Tinklalaidėje siekiame suteikti galimybę savo bendruomeniai, kertiniai bendra.lt redakcijos ašiai, kelti aktualius klausimus ir kartu ieškoti atsakymų. Sveiki, jūs klausotės bendra.lt tinklalaidės, jau ruduo ir su jumis sveikinasi žurnalistas Lukas Paškevičius. Ir žinot, aš ne veltui šiandien apie rudenį sako, kad rugsėjis 4 vasaros mėnuo, bet ar iš tiesų, atrodo, tos pirmosios rudens savaitės mus lepino tikrai maloniais orais, tačiau persiritus rugsėjų į kitą, į tą antrąją pusę, pirmieji lietus mus pasitiko, dargana, žvarbus oras už lango ir aš kai pasižiūriu į termometro stulpelį čia dabar už lango Kauno rajone, nesinori tikrai kišti kojos į lauką, norisi būti namuose. Namuose šiandien mes ir esame Kauno rajone, kaip ir minėjau, ir šiandien šiuose namuose kalbėsime apie grupinio gyvenimo namus. Čia gyvena žmonės, tikrai ne po vienu stogu gyvena nemažai žmonių, tik ne visi kaimynai sugebėtų ir išdrįstų pasibelsti iš jų namų duris. Apie tai mes šiandien ir pasikalbėsime su pašnekovėmis. Šalia manęs Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorė Eglė Šumskienė, sveiki. Sveiki. Ir taip pat Snieguolė Butrimavičienė, šių namų steigėja, viešosios įstaigos Tapk laisvas vadovė. Sveiki. Sveiki. Tai esame grupinio gyvenimo namuose. Jūs esate šeimininkė šių namų. Papasakokit, kur mes atsidūrėme. Kas čia vyksta tarp šių sienų? Mes iš tikrųjų esame atsidūrę labai gražiuose namuose, labai patogiuose, labai gražioje Kauno rajono vietoje. Yra kur su visa pilna infrastruktūra ir kuriuose šiuo metu gyvena 6 psichosocialinę negalią turintys asmenys, iš kurių yra 3 vyrukai, 3 moteriškės. Tai reiškia 6 žmonės, kaip ir sakote, kiekvienas su savo poreikiais, norais. Taip, kiekvienas gyvena atskirai, kiekvienas turi savo kambarį, kai kurie turi savo higienos patalpas ir savo daiktus ir gyvena savo gyvenimą. Tik tai, kad mes kartu mokomės dabar gyventi toj mažoj bendruomeniai. O čia yra pamokos, čia reikia jau išmokti mums gyventi. Kadangi šitie žmonės, iš 6 yra 4 iš institucijų, iš pertvarkomų institucijų atkeliavę. 2 merginos yra keliavusios iš šeimų, irgi susiklošius tam tikrom aplinkybėm, kad turėjo gyventi šičia. Ir mes turim išmokti gyventi čia. Mes mokomės, jau šiek tiek išmokom, negaliu sakyti, kad jau yra geriau negu kada įsikūrėm, tikrai mes jau gyvenam daug geriau, bet yra toksai, kaip pasakyti, dalykas, kad yra mūsų ta negalia tokia truputį specifinė ir yra skirtumas, kurie vieni atėję iš šeimų, kurie vieni atėję iš institucijų. Ir mes turim išmokti gyventi kartu. Čia yra, kaip pasakyti, mūsų tam tikri dalykai, o skirtumai, galiu paminėti, kokie skirtumai yra. Jeigu iš šeimų atėję, jie yra, kaip su socialiniais įgūdžiais, stipriais, bet su savarankiškumo įgūdžiais silpnais, o iš institucijoje pas juos visi yra instituciniai įgūdžiai ir institucinė elgsena. Ką tai reiškia, Eglė? Ar jūs galėtumėt papildyti, ką reiškia gyventi institucijoje? Ar reiškia, kad ten žmogus, kuris anksčiau leido dešimtmečius, yra nesavarankiškas? Tai turbūt vertėtų patikslinti, apie kokias institucijas mes kalbame. Mes kalbame apie uždaras, stacionarias, didelės socialinės globos institucijas, socialinės globos namus, kurių Lietuvoje yra kiek virš 20 ir juose gyvena vienu metu keli šimtai žmonių. Nuo maždaug 100 iki, anksčiau yra buvę ir virš 500. Dabar tokio dydžio institucijų nėra, jos tolydžio mažėja, nes kuriasi tokios įstaigos, kaip vienoje iš jų šiuo metu esame. Bet tai yra tos institucijos, kurios buvo iš tiesų tokia negalės politikos globos sistemos kertinė ašis ir ant jų laikėsi negalę turinčių žmonių globa Lietuvoje. Tai yra, jeigu žmogus neturi artimųjų, neturi galimybės gyventi savarankiškai, labai lengva ranka specialistai priimdavo sprendimą apgyvendinti asmenį
tokioje institucijoje, kur jis tapdavo vienu iš kelių šimtų, kitados buvo ir viename kambaryje gyvenančių, ir po 8, ir po, galbūt ir dar daugiau. Paskui sąlygos žinoma, kad tolydžio gerėjo, ir gyvenančių vienam kambaryje mažiau, ir pati institucija mažėjo, bet tai buvo tokie maži žingsniai, kurie problemos nesprendė iš esmės. Tai manau, kad tokios įstaigos kaip ši yra jau problemos sprendimas iš esmės, kadangi ta institucinė globa, ji tikrai gerokai mažino tų žmonių su įvairiomis negaliomis savarankiškumą, ribojo jų teises. Ir tos teisės buvo iš tiesų pažeidžiamos ir galimybės ir išeiti iš įstaigos, grįžti į bendruomenę buvo praktiškai labai retas pasitaikantis atvejis, o dabar tas intensyviai vyksta Lietuvoje. Klausant jūsų apie tas buvusias įstaigas, beje, jų dar yra Lietuvoje, atrodo, kad tai yra labai nehumaniška. Tos įstaigos uždaros, mažai kam buvo įdomios iki prasidedant pertvarkai. Nevyriausybinių organizacijų veikiančių žmogaus teisų srityje, negalės srityje atstovai inicijuodavo tokius žmogaus teisų stebėsenos vizitus, važiuodavo į įstaigas, ne taip paprastai jas patekdami, suderindami įvairius leidimus, netgi laiką, kad būtų galimybė pasiruošti ir iš gerosios pusės pasirodyti. Tuomet visą dieną praleisdavo institucijoje, rengdami informaciją ir iš administracijos, ir iš darbuotojų, kalbėdami su gyventojais, kiek tie privatūs pokalbiai būdavo įmanomi, ir iš tiesų sužinodavom, nes aš pati ir dalyvavau ne viename tokiame vizite, tai sužinodavom iš tiesų apie didelių žmogaus teisių ribojimus, žmogaus teisių pažeidimus, ir yra vadinama, kad patekimas į instituciją yra tolygus tokiam kaip ir mirties nuosprendžiui, nes iš čia labai retai žmogus, kaip minėjau, grįždavo į bendruomenę, jau dažniausiai tik tai iki savo dienų galo. Kojomis reiškia ištiestomis pro duris. Nesinori čia taip akcentuoti, bet sistema buvo tokia, kad alternatyvų nebuvo. Aš visą laiką sakydavau, kad institucija tai yra kalėjimas, tik su gražiom sienom nudažytom, nuimtom grotom, nes anksčiau ir grotos buvo, tik kiemai uždary, dabar dar yra. Ir gal tos išveža į ekskursijas kažkokias, kur mato gyvenimą pro autobusiuko langą. Tai lygiai tas pats. Nieko nesiskiria, absoliučiai. Ar tu kalėjime būsi, kalėjime tu neišeini. Čia, sakau, čia gali miestą pamatyti pro langą mašinos. Nebuvo taip, kad jūs prieš kelis dešimtmečius turėjote tokius grupinio gyvenimo namus, kad juos steigėte, jūs pati dirbote panašiose institucijose. Taip. Buvote sistemos dalimi? Taip, aš 21 metus buvau tos sistemos dalimi. Bet aš, kaip pasakyti, labai daug dariau, kad pasikeistų ten tas tų žmonių gyvenimas. Mes įsisteigėm savarankiškų jaunuolių skyrių, iš kurių dėjom daug pastangų, kad jie išeitų gyventi bendruomenę. Ir mums pavyko. Mums šitą padaryti pavyko. Jie išėjo gyventi savarankiško gyvenimo namus, nes jie prasidėjo kažkaip. Ir iš tikrųjų stengiamės mes pirmi, turbūt Lietuvoje leidom juos į profesinės mokyklas, aš juos leidau. Sakau, jie gali važiuoti, gali lydėti, mes, eikit. Labai daug važiuodavom, labai daug keliaudavom, labai daug pamatėm, ir jie buvo visai kitokie, negu kad visą laiką uždari. Jie išlaisvėjo pamatydami kitą pasaulį visiškai. Ir dabar, kai iš tos pačios institucijos atėjo į apsaugotą būstą gyventi, reikėjo man po 2 metų, kol irgi išlaisvėtų. Bet po 5 metų visi dirba, visi praktiškai savarankiški žmonės su minimalia pagalba. O institucija, vis tiek, kas mane labiausiai piktindavo, tai tas jų suvaržymas toksai. Pinigų neduoda, tas žmogaus teisės, jos irgi tik tai deklaruojamos yra, kad tu gali skaityti, sakyti, kad ten ta neįgaliųjų konvencija daug gražių straipsnių, bet jie neįgyvendinami. Paprasčiausiai. Nesvarbu, iš kokio Lietuvos regiono esi, čia tavo balsas gali skambėti dar garsiau ir įkvėpti pokyčius. Bendraukime, siūlyk, klausk, abejok.
Bendra.lt. Pirmoji įtraukiosios žurnalistikos platforma Lietuvoje. Kaip ir sakėme, į žmogų žiūri kaip ne į žmogų, bet, kaip suprantu, Lietuva prieš tuos kelis dešimtmečius nebuvo viena tokia visoje Europos Sąjungoje, pasaulyje, jeigu dar žiūrėtumėm plačiau. Yra ir kitų šalių, ir šiuo metu, kurios dar nesusitvarkė savo sistemos, kai kurios kaip tik mus aplinkė. O Eglė, į kurias jų šalis dabar žiūrėtumėte ne kaip į geruosius vis dar pavyzdžius, bet tuos, kurie turi pasistengti, kurie vis dar gyvena Sovietų Sąjungos griuvėsiuose? Na tai ypač tokia išvystyta stacionari globa, ar tai būtų kūdikiams, vaikams, negalią turintiems asmenims, tai labai charakteringa tai tokiai posovietiniai, posocialistiniai erdvei. Ir ne visom šalim taip pavyksta sparčiai pereiti prie jau tokio žmogaus teisės grindžiama negalios politika. Tai negaliu sakyti, kad Lietuva čia būtų labai išskirtinai pažangi, tiesiog esam, sakyčiau, tokie vidutiniokai stiprus, tikrai su labai akivaizdžia ir politinė valia. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tikrai labai turi tvirtą nusiteikimą reformuoti sistemą ir tai yra labai džiugu, bet yra žinoma šalių, kurios dar tikrai labai didelė dalimi remiasi didelėmis globos institucijomis ir tokių iniciatyvų kaip ši įstaiga ar apsaugotas būstas ar kažkokios kitos alternatyvos, tai pavienės arba dar rečiau negu pavienės, tik tai nevyriausybinio organizacijų iniciatyvomis, bet tai nėra valstybės politika. Tai mes čia kalbam apie tas, tarkime, buvusias Sovietų Sąjungos respublikas, kuriom nepasisekė taip kaip Lietuvai, Latvijai, Estijai jungtis prie Europos Sąjungos, bet kuriom tie sudėtingesni procesai ir tas sudėtingesnis kelias link gerovės valstybių. Tai iš tiesų jos ir seka mūsų pavyzdžių, ir mokosi, ir domisi, bet, sakyčiau, tas toks domėjimasis labiau yra nevyriausybinio sektoriaus iniciatyva ir pastangomis. Tarkime, Ukraina tikrai iki prasidėjus Rusijos puolimui domėjosi ir siekė pertvarkyti tą institucinę globą, bet tada prasidėjo karas ir žinoma, kad sustojo visos tos geros iniciatyvos ir beje karas Ukrainoje parodė, kokia ydinga ta institucinė globa, nes padėti žmonėms, prasidėjus karo veiksmams, atsidūrus fronto linijoje, kurie yra globojami milžiniškoje globos institucijoje, nes Ukraina didelė šalis ir globos institucijos paveldėtos iš sovietmečio gerokai didesnės negu Lietuvoje, tai ten turiu tik tokių pavienės informacijos, bet to žmonės evakuoti, gelbėti, perkelti nei yra kur, nei yra kaip, kai ir darbuotojai gelbėdamiesi savo gyvybės išsivažinėja ir mes kalbam apie šimtų žmonių, nemokančių gyventi savarankiškai ir atsidūrusiam labai tiesioginiam pavojuje jų gyvybei. Tai dar vienas įrodymas, kokia ydinga ir baisi yra ta institucinė globa. Yra sakančių, kad baigsis karas Ukrainoje, ateis Europos Sąjunga, skirs lėšų ir sutvarkys ten visas ir finansinės problemas, ir biurokratijos, ir tuo pačiu socialinės problemas. Bet pasižiūrėjus į Lietuvos pavyzdį ir Europos Sąjungos paramą, mes turbūt negalėtumėm teikti, kad atėjo Europos Sąjunga, prisidėjo savo ranka ir išsprendė mums šitas problemas, konkrečiai kalbant apie institucinę globą. Turėjome turbūt ir ne pačių geriausių pavyzdžių, kai buvo tam tikri programavimo laikotarpiai Lietuvoje, 7-metės dažniausiai programos ir pinigai ne visada būdavo suteikiami tikslingai. Taip, tai iš tiesų tam laikotarpiai iki berods 2013 metų, kai Lietuva gavo iš struktūrinių fondų lėšas globos sistemoms, norėčiau sakyti, pertvarkyti, bet iš tiesų tai buvo tik tai įtvirtinimui tos stacionarios globos, nes labai greitai buvo taip sistemiškai suprasta, kad galima tas lėšas panaudoti tų didelių, nehumaniškų žmogaus teises ribojančių institucijų
remontui. Iš esmės, taip dar labiau tik įtvirtinant dar, nenoriu sakyti dešimtmečiams, bet ilgokiems metams, kai tvarkomi buvo stogai šildymo sistemos, ten įrengiamos visokios dirbtuvės, iš esmės gerinamos gyvenimo ir darbo sąlygos tose institucijose, bet tokiu būdu ta sistema dar gavo, taip sakant, dirbtinio kvėpavimo palaikymui ir jos tokiam ilgamžiškumui, tokių investicijų, kurios tikrai galėjo būti nukreiptos į panašių kaip šis namų steigimą ir bendruomeninių paslaugų kūrimui, tuo tarpu tos didelės institucijos toli nuo tokių judresnių kelių, miestų didesnių, izoliuotos ir toli, jos gavo didelės lėšas ir dabar matome, nors nevyriausybinių organizacijų atstovai tą jau minėjo, kai dar buvo galima kažką pakeisti, bet taip, jų balsas nebuvo aiškiai išgirstas ir ta sistema gavo daug finansinių injekcijų susitvarkyti tokius fasadinius dalykus, bet tai toli gražu nepakeitė tos institucinės kultūros ir tos visos tokios žmogaus teisės ribojančios atmosferos juose. Galėjome visai kitur nukreipti lėšas. Be abejo. Snieguoli, jūs sakėte, kad tos įstaigos, kurios vis dar institucinės globos rėmose veikia, jos primena kalėjimą. Ten galima pamatyti ir grotas tiek ant langų, ir didelės tvoras. Bet kaip taip gali būti? Kaip jums atrodo, kaip tokių namų gražių, tikrai patogių, kaip ir sakėt pokalbio pradžioj, namų steigėjai, kad Lietuvoje vis dar yra tokių įstaigų, kurios užsidėjusios ant langų? Grotos jau nuimtos. Šiaip jau grotos. Bet dar galima pamatyti pagal fasadą, kad ten jos buvo. Taip. Jos jau yra nuimtos, bet tai nieko nekeičia. Pačios esmės nieko nekeičia. Visiškai. Jeigu kalbam dabar apie tokius namus, labiausiai norėtųsi, kad tai dar būtų tęstinumas, kai jie daugėtų. Va, čia yra labai svarbus dalykas. Jeigu dabar skaitom Europos Sąjungoje, jinai finansavo mus, mes gavom pinigus, pasistatėm, turim, džiaugiamės. Ir paskui viskas užsibaigė. Ir viskas. Daug Dieve, kad toliau eitų visas šitas. Jeigu nestatys daugiau arba neskirs finansavimą, tai tos institucijos visos liks. Ir plėsis. Sakote, problemą galėtų spręsti nauji namai tokie, kuriuos kuriate ir jūs, reiškia, tie žmonės sparčiau persikeltų, dabar tiesiog trūksta vietų? Taip, kiek dabar Eglė galit pasakyti, pavyzdžiui, pertvarkamų institucijų iš viso? 11, 7, 9? Aš neatsimenu to skaičiaus, bet tikrai tik tai turbūt yra trečdalis iš visų institucijų. Gal pusė, bet man tokio trečdalis. Kiek jų yra? Jų nėra daug. Galvoju, 9 gal, jau taip pavardint. O kitos tai jos yra taip, kaip yra. Ir eilės dabar didelės yra į tas institucijas. Eglė, kaip jums atrodo, kas spręstų problemą? Ir iš tiesų naujų namų statybos, spartesnis statybų procesas. Kodėl tos institucijos jau dabar gal ir be grotų, bet dar su žymėmis liko, vis dar stovi veikia? Tai be abejo, kad yra tas socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomas pertvarkos planas ir jame yra numatyta. Ir turbūt svarbu pabrėžti, kad jame numatyta yra ne tik tai įstaigų didelių mažinimas, galų gale uždarimas ir tokių grupinio gyvenimo namų kūrimas, bet labai svarbu ir kad kalbam ne tik tai apie vietas, kur žmonės galėtų gyventi ir nakvoti, kur būtų jų namai, bet kaip ir kiekvienas iš mūsų, mes savo laiką leidžiame daugybėje įvairių vietų. Mes kažkur dirbam, kažkur mokomės, kažkur leidžiam savo laisvalaikį, kažkur keliaujam, apsiperkam, sportuojam, kultūrinius renginius lankom ir panašiai. Tai labai svarbu neapsiriboti tik tai tuo, kad prikursime čia tokių nedidelių, teisingų, tvarkingų grupinio gyvenimo namų, bet labai svarbu yra ir tokios dirbtuvės kaip jūsų iniciatyva įkurtos ir galų gale integracija į darbo rinką, kvalifikacijos tam tikros įgyjimas,
paskui perėjimas ir prie apsaugoto būsto ar visiškai savarankiško gyvenimo. Tai yra tokia sudėtinga sistema, kurią ir apgalvojusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ir tie dalykai vystomi, aš sutinku, kad tikrai turbūt ne taip sparčiai, ne taip galbūt kokybiškai, turim ir pasipriešinimo, ir inercijos įvairiose grandyse, bet tiesiog tai nėra tik tai iš didelių įstaigų žmonių perkelimas ir atrodo, kad jau viskas gerai. Ne, tai yra tas procesas, kuris tikrai taip lengvai neturi tokios prognozuojamos aiškios pabaigos, tuo labiau, kad tikrai visada bus dar kelių ir idėjų, kaip galima žmonių su negalia gyvenimą padaryti dar labiau tokį įtrauktą į visuomenę ir jų tą ir dalyvavimą įvairiapusiškesnį. Jūs, kaip ir minėjote, persikėlė žmonės iš institucinės globos iš tai tokius namus ir Snieguolė, kaip ir Eglė sako, procesas turi tęstis. Perkeliam, kas iš to, kas toliau. Taip, kas iš to, kad jie atsikelia ir čia gyvena, čia ne sanatorija. Aš jiems sakau, čia nėra sanatorija, kad tu iš prastesnių, skaitykim, sąlygų geresnės, gauni geresnį maistą, turi gražų kambarį, triukšmo nėra, tu ramiai gyveni, gali savo televizorių turėti, kaip pasakyti, savo daiktus. Bet tai geras kas iš to. Aš kaip jiems sakau, jūs čia ne sanatorijoje gyvenat. Jūs turit eiti į užimtumus, jūs turite eiti į kažkur tai į miestą. Jie sako, aš bijau. Į centrą važiuoti, sako, aš nenoriu, aš bijau. Aš niekad nebuvęs. Bijo nežinomybės ar bijo žmonių, kaip jie reaguos? Bijo gal greičiau nežinomybės, kas yra, jau pirmi pradėjo eiti, jau viskas gerai, kaip sako, ten gerai. Sakau, ir pinigėlių gausit, ir draugų, ir bendruomenė kita, ir viskas išeinat, o kiti, reikės padirbėti, kad jie išeitų su jais. Nes jie įsivaizduokit uždaryti, jiem išeiti, jie bijo parduotuvių didelių, vedėmės į parduotuvę erdvės. Stovim, sustingę. Nes yra visko daug, kur niekad gyvenime nematė. Į turgų nueinam stovi. Nėra buvę iš viso turgų, nesupranta, kaip galima pirkt, parduoti kažką tai tenais, kas tai yra per daiktas netgi. Dar nesi mūsų bendruomenėje? Registruokis ir būki tas arba ta, kurie kartu su bendra.lt komanda nušviečia tamsoje skendinčias temas. Sakau, mane tai labai nustebino to prekybos centrai. Tai dideli, kad bijo tos erdvės, bijo tų daiktų, bijo tų žmonių. Dabar jau gerai, dabar viskas gerai. Bet pirmi tokie sako, mes ką turėjom? Kaimo parduotuvę. Viskas. Nenuostabu, aš galvoju, jeigu tave uždarytų ar mane uždarytų tarp keturių sienų, nematyčiau pasaulio, nepažinočiau jo, nežinočiau, kas manęs laukia už tų keturių sienų, tai tikriausiai ir aš pats bijočiau. O kokius įpročius atsineša tie žmonės iš buvusių institucijų? Tai yra instituciniai įpročiai. Tai žinokit, yra labai tokie, kaip aš sakau, aš nesakau, kad tai yra negražūs dalykai. Tai yra... Jie kaip įpratę gyventi, jie, kaip, sakom, tvarkykitės, valykitės, čia jūsų, pas mus buvo valytoja. O kodėl? Valėmės. Reikia valytis, skalbtis. Tai tegu neša skalbyklą. Yra valgyti daryti. Mes dar turim tokių probleminių dalykų, sako, tai virtuvės darbuotojai yra tam. Buvo tokių, tikrai, galvoju, jeigu palyginus iš anų namų, tai tokios yra netgi, kaip aš, negražus tas žodis dedavščina, bet kaip lietuviškai tai pasakyti. Yra vieni aukščiau, kiti žemiau. Negaliu pasakyti kastos, ten yra kastų, bet yra tie, kurie viršesni, yra tie, kurie neviršesni. Su šito irgi reikia kovoti, dirbti, daryti, kad to nebūtų.
Kaip sekasi dabar integruotis tiem žmonėm, kaip jūs minėjote, reikia ir į skalbyklą nueiti, ir maistą pasigaminti. Ir aš matau, kad turite gražią veją, taip pat ne robotai turbūt rūpinasi. Taip, čia žinokit, pirmos savaitės buvo iš tikrųjų labai sunkios, jeigu matot, ant sienų yra tvarkos taisyklės, visur viskas, nes kad šitą visą normaliai įgyvendinti turi įvesti tam tikrą struktūrą. Turi būti tam tikra tvarka, kad matytum, ką tu turi daryti, nes niekad to nebuvo. Niekad to nebuvo ir reikia žingsniukas po žingsniuko, kad ir pavyzdžiui pavalgiam kėdę pristumti, indus nunešti. Ne, to nebuvo. Dabar jau yra, bet šito visiškai nebuvo. Kad reikia šito atsikeli lovą pasiklot, gal jis irgi reikia. Reikia ir tualetą išsiplauti. Irgi reikia, o to niekad nebuvo. Taip, bet dabar štai visur rašom. Visur sakom, paskiau nuimsim, kai viską išmoks. Nes, gal nėra čia gerai, bet mes kitokio sprendimo, nežinom, kaip juos išmokinti, visus tuos dalykus. Kaip reikėtų daryti tai, Eglė? Ar paprastu būdu, darimo būdu prisimti atsakomybę, pasakoti, kodėl tai yra svarbu daryti, labinti tą savarankiškumą? Aš ir mąstau, kad iš tikrųjų labai svarbu tokie maži dalykai, tas darbuotojų nuoseklumas, tie būdai, kaip priminti, kaip išlaikyti tuos principus, kad ne, čia yra ne globos institucija, čia yra jūsų namai, o jeigu jūsų namai, reiškia, jūs esat jų šeimininkai ir jums turi rūpėti. Ar ten šiukšlės išsinešti, ar pievą nupjauti, ar lovą pasikloti, ar ten išsiskalbti savo rūbus ir panašius dalykus. Ir čia yra dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra darbuotojai. Ar darbuotojai, nes ta institucinė tokia kultūra, tas pripratimas prie tokio pasirūpinimo, prie tokios masinės priežiūros, paslaugų teikimo tokių visiems vienu metu, vienodom apimtim, kad tai paveikia ne tik gyventojus, bet taip pat ir darbuotojus. Jie įpranta šitaip dirbti. Ir tai reiškia, kad jeigu tie darbuotojai su tokiais darbo įpročiais ateis į tas nedidelės institucijas, tai jie ir patys turės kažkiek tai persiorientuoti ir suprasti, kad čia viskas turi veikti kitaip, jau čia kaip namai, o ne kaip institucija. Tai iš tokių dalykų ir turi susidaryti tą kasdienybę ir tada, jeigu darbuotojų yra ir iš institucijų, tai tada labai svarbu, kad vadovė būtų tikrai su labai tokiais tvirtais įsitikinimais, nuostata, žinojimu, ko siekia ir kaip nori pakeisti tą savimonę ir tą kasdienio elgesio dinamiką tiek pačių gyventojų, tiek ir darbuotojų. Nekalbant jau apie visuomenę, kurią irgi reikia edukuoti, nes joje dabar atsiduria šitos žmonės iš globos institucijų apsigyvenę dideliuose grupinio gyvenimo namuose. Aš dėl darbuotojų, aš kaip padariau su darbuotojais. Aš vienur, kitur, trečiur, kaip 3 pas mus objektai, neėmiau nei vieno darbuotojo iš institucijos, nors norinčių buvo. Sakiau, nes ateis dirbti su savo instituciniu darbu ir irgi instituciniu elgesiu. Tai geriau, tegu ateina žmonės, kurie, kaip tos mokymus išklausė, bet jie patirties turi, nedaug, arba jos neturi. Tada juos galima, mokyti. Mokyti, kaip dirbti su jais. O tie, kurie yra iš tų institucijų, ar jie nekeičia taip greitai požiūrio? Žinokit, kas susiformavę per daug metų, tai yra labai sudėtinga. Labai sudėtinga galvosena. Aš suprantu, gal tie iš institucijų, kurie išeina su savo instituciniais globotiniais į savo grupinius namus, tai yra vienaip. Tai jie, jos pažįsta, čia jų kaip irgi. Bet ar tai yra gerai, aš vėl turėčiau tokį klausimą kelt. Bet aš šiandien, paimu taip nusprendžiau, kad aš tikrai nieko neimsiu, kad aš geriau imsiu visiškai svetimus žmonės, kurie man išmoks dirbti ir turiu labai gerą pavyzdį anų namų. Kolektyvas yra auksinis ir tikrai žmonės ne vienas nedirbęs, bet išmoko dirbti ir gerai dirba. Tai jie čia irgi kuriasi tą bendruomenį ir jie mokosi dirbti. Tai aišku, yra mokymai, kuriuos mes truputį ir mokom, ir aš irgi daug aiškinu.
Bet tada, kaip aš sakau, suformuoji teisingą liniją, kaip jie turi. Tikiuosi, kad aš teisingą suformuoju, aš nežinau, kaip iš tikrųjų. Bet yra tam tikri taškai, kai sakau, aš jiem visiems aiškinu šitiem. Dabar einat į užimtumą, po to jūs eisit į darbą, o po to, kas gebės išeisit gyventi, ar į apsaugotą būstą, ar į socialinį būstą. Nes yra dar toksai skirtumas, vėl kaip kokia negalia yra. Jeigu psichosocialinė negalia, kaip mes čia dabar esame, yra vienaip. Jeigu intelekto negalia, tai aš jiem nelabai galiu sakyti, kad jūs išeisit gyventi savarankiškai, ir socialinė, jie neišeis, jau tai reikia turėti. O su psichosocialinė negalia gal viskas yra tvarkingiau, kaip aš sakau. Su jais, vien dėl to, kad jie yra normalaus intelekto, tik tai tiek, kad reikia juos žiūrėti jų elgesį, vaistus gal, koreguoti juos kažkiek. Ar lietuviai supranta, kuo skiriasi protinė negalia ir psichinė liga, pavyzdžiui, kurią mes dar galime koreguoti, ir kaip patys žmonės reaguoja? Jūs minėjote, kad lankotės parduotuvėse, keliaujate turbūt ir viešuoju transportu, ir būnate tarp tos bendruomenės narių. Jie, žinokit, labai yra įdomus dalykas. Mes jeigu mūsų anie namai yra su intelekto negalia, nes čia mes turim pirmieji mūsų namai ten, o čia yra psichosocialinė negalia. Mes kai tenais įsikėlėm, tai prasidėjo skundai kaimynų. Pirmas skundas, labai jūs nepatinka, kad atsikėlėt, nes esate negražus. Čia buvo pirmas, prašom užsisodinti tujas, kad aš jūsų nematyčiau. Buvo pirmas skundas ir kur? Savivaldybė merui, čia ne bet kam. Antras skundas buvo, 3 skundai buvo. Antras skundas buvo taip, man nepatinka, kad su manim sveikinasi, šypsos ir merkia akį. Nebūdinga lietuviam, turbūt. O trečias galvoju, man nepatinka, nes jie juokėsi kieme daug, vis tiek, biški toksai triukšmas yra, kaip gyvenimas. Kaip aš sakau, vyksta gyvenimas, tai mes jau persikėlėm kitą pusę gyventi, kad kinai to triukšmo nematytų. Bet jau dabar susidraugavom, jau dabar tu jas užsisodinom, susidraugavom, bet toksai požiūris. Šituose namuose irgi man kaimynai kelis kartus skambina, sako, man nepatinka, kad čia yra vaikų aikštelė šalia, nepatinka, kad vaikai mato jūsų gyventojus. Sakau, bet ką jie daro? Jie tik vaikšto, jie rūkantis yra. Bet sakau, jie rūko už namo, jūs net nemato jie dabar. Bet man nepatinka, vaikai į jo žiūri. Tai jie užsitvėrė tvorą, jeigu pamatysi ten tokiom juostom, kad nesimatytų. Aš jau ten viską prižadėjau, kad jūs tik ramiai gyvensit, kad viskas bus gerai, mes jau čia netriukšmausim, gražiai susitvarkysim, viskas tvarkoja. Bet požiūris toksai. Jūs dabar atvažiavot kaip? Atvažiavot ne ten. Ten turėjo praėjimas, bet kaimynai pasakė ne. Tai kad mes nenorim turėti konfliktų, vaikštom aplinkui. Nes varteliai padaryti yra. Tik viskas užkalta iš kaimynų pusės. Tai turbūt negaliu sakyti, kad dabar bendraujat per langą, per tvorą ir turbūt net negalime eiti iki to žingsnio, kol pasibels į jūsų duris ir žengs, kaip mes šiandien čia prisės ant sofos, pabendraus su gyventojais, išgers arbatos. Jau anuose namuose taip yra, žinokit, jau kaimynai ateina, vaišinamės, viskas yra gerai, bet tai turėjo praeit laiko. Šičia tai nežinau, dar šituose namuose nežinau, kada tai įvyks, nežinau. Bet bandysim kviestis, bandysim kalbėtis. Kaip aš sakau, mes dabar ramus, jie dabar ramus. Tai tokia situacija, bet žiūrėsim. Bet aš labai džiaugiuosi dabar dėl anų namų, vien prieš porą dienų iš bendruomenės buvo atėję vienos moteriškės, kitos vienos vaisių daržovių, kaip ten matėt kaime, atnešė kitos ten dar kažką, tai kava, viskas yra gerai, bet tai yra laikas. Bet praėjo tik pusmetis maždaug. Taip, maždaug pusmetis praėjo. Tai sakyčiau, visai greitai apsisukti. Greitai. Aišku, autobuse, kai važiuoju, bent anksčiau būdavo, kai aš pati su jais važiuodavau autobusai, įlipiau autobusą su kokiais 3, vis negražiais, tai mūsų galas tuščias, priekis pilnas. Buvo taip. Dabar jau taip nebėra. Jau dabar po truputį
Yra lygiai taip pat, kaip mes pasidarėm dienos centrą, mūsų ten tarp gyvenamų namų yra, irgi dirbtuvėse dienos centras, tai kaimynai ėjo ratais, net neužeidavo. Ėjo ratais, kas čia yra. Tai tuo, ką darome ir nori Lietuvoje įjungti šviesą kartu su mumis, tavo finansinis indėlis gali prisidėti prie to, kad Lietuvoje turėtume kuo mažiau tamsoje skendinčių istorijų ir sutelktume bendruomenę bendriems tikslams. Tai gali padaryti Patreon platformoje. Beje, ne tik mus paremti ten gali, bet ir gauti naudų. Bet sakau, mes kokie geri kaimynai, nuostabus. Nuo 5 valandų tyla, savaitgaliais tyla, dar pyrago iškepami pakviečiam. Sakau, ir jau dabar ateina, pasisveikina, atneša, bet mums su dirbtuvėm, tai žinokit, užtruko 1,5 metų su to užimtumo centru, šitas procesas. Kauno rajone, aš atsimenu, prieš kelis metus Kaišiadorių rajone ir kilo pirmosios protestų bangos, kai pradėjom kalbėti apie grupinio gyvenimo namus. Tai Egle, ko bijo Lietuvos žmonės? Štai Snieguolė sako, jūs esate negražūs. Nuo 2005 metų Lietuvos gyventojų klausiama, kokio kaimyno jie nenorėtų, ir čia per 20 metų atsakymai nesikeičia. Pirmoje vietoje Romai, antroje žmonės su psichinė negalia. Mes labai daug kalbėjom apie, aš labiau dabar gal apie apsaugoto būsto merginas, nes jos ilgokai gyvena, jų labai, kaip aš sakau, tas progresas labai didelis, tai visą šitą nuo pradžios, kokie atėjo ir kiek yra pasiekę, tai buvo nuostabu, kad jos pradėjo dirbti. Mano merginos visos pradėjo dirbti. Atviroj darbo rinkoje, ne kažkur, ne kažkaip, tai pilnais etatais, viskas tvarkingai. Jeigu jos gaudavo pinigus, jos galėjo taupytis, pirktis, ką nori. Keliauti, mes daug keliavom, mes šiaip keliautojai esame, mėgstam keliauti. Aš pati mėgstu, jos tampausi visur. Ir aš, kaip sakau, visą laiką ir labai tikiu tai žmonėm. Aš visą laiką pradėjau tikėti tai, ką darau. Nes jeigu netikėsi, tai nieko nesigaus. Ir aš tikiu, kad iš jų gali kažkas tai gautis. Ir tikiu tuo procesu, kuris vyksta. Aš jį matau, analizuoju, šiaip žiūriu. Matau, kad, ir tos atkryčius vadinamus matau, bet vis tiek tikiu tai žmonėm. Ir kai tu tiki, kai tu jiem padedi, tai ir turi rezultatą. Aš visą laiką tas savo merginas pristatau kaip pavyzdį gerai Lietuvos. Nes jos tikrai išėjusios iš institucijos nemokėjo viešų transportų naudotis, išmokom ir pasiekėm iki to, kad dabar vis yra kaip jūs, aš, dar kažkas, reikia minimaliai pagalbos tik tai, netgi sugeba pas gydytojus nueiti į banką, 2 pasidaro. Lygiai taip pat dirbtuvėse, kurie lankė iš institucijų, irgi tokių turiu, sakau, kurie nekalbėjo, ateidavo ten, tik žinot, sėdi taip ir linguoja. Atėjo, pradėjo kalbėti, dirbti. Tai, sakau, visą laiką reikia tikėti tom žmogumi, tikėti, ką darai. Jeigu aš tikėsiu, aš labai tikiu, kad šituose namuose mes irgi pasieksim tikrai labai gerų rezultatų. Pasieksim tai, kaip aš jiems sakau, ateis laikas, tu dirbsi, pamatysi, kaip tu dirbsi. O aš čia sako, aš dabar noriu grūzo kraut. Sakau, nieko tu dabar neįsi, sakau, turi dar daug visko išmokti. Iš šių grupinio gyvenimo namų kelias, kur toliau yra žmogaus. Jūs minėjote per pokalbį apsaugotą būstą. Ne visi žino, kas tai yra. Tai ar čia tolimesnis kelias iš šių namų į apsaugotą būstą turėtų būti? Aš tikiu, kad taip turėtų būti. Jeigu žmogus tengiasi, jeigu jisai moka, jeigu matai, kad jisai geba, tai būtinai turėtų būti apsaugotas būstas, kad jisai galėtų gyventi su minimalia pagalba. O pas mus iš apsaugoto būsto yra išėję į bendruomenę gyventi. O iš apsaugoto būsto jau turėtų eiti gyventi. Išėjo nuomotis butą ir puikiausiai gyvena. Nuomojasi, nepigiai kainuoja iš tikrųjų nuomotis butą. Ir viskas gerai yra. O apsaugotas būstas, nuo ko jis apsaugotas? Nuo ko jisai, jisai apsaugotas yra. Dabar kaip čia gražiai pasakyti, kad jisai, galvoju, jisai apsaugotas tai, kad jisai gyvena visiškai savarankiškai, bet gauna
Aš kaip sakau, bet kokiu paros metu pagalba. Gali bet kada skambinti, man čia dabar važinė, prieš tai skambino, gali ir tu gali jam padėti, kaip sako, negavau kiaušinių pirkti. Sakau, bala nematė, rytoj nusipirksiu tų kiaušinių. Tai problema tokia, bet vienas jau pasimetęs, jisai nežino, tu jam pasakai, jisai jau ramu viską žino. Lygiai tas pats, kaip vaistai nepaliksi jų be priežiūros, nes vaistai yra vaistai. Kai mes ten susidėliojam savaitę ir žiūrim, kad būtų sugerti, ne? Lygiai taip pat pinigai. Jeigu jūs vaizduokit, gauna algai, mes dabar pinigus į seifuką dedam, aš taip juokauju, pasiema tiek, kiek reikia. Nes jeigu pasiema piniginiai, tai jų nėra kitą dieną, o valgyti reikia. Apsaugotas būstas, galvoju, gal yra pliusas, tai pačios perkasi maistą, pačios gaminasi, pačios savo drabužius, pačios viską daro. Ir vyrukas yra dabar dirba, mano Česlovas yra. Ir tik tai, sakau, tiek, kiek pagalbos, kiek jiem iškyla kažkokios tai problemos. Ir kiek žmonių išlaisvėja, nes jūsų įstaiga taip ir pavadinta, Tapk laisvas. Tai prasidėjo gal Tapk laisvas nuo tos didelės institucijos. Kai mes kūrėm tą dalinai savarankiškų jaunuolių grupę, kurioje buvo iš pradžių 12, paskiau 18 ir kurie išėjo, dabar ne 12, gal dabar šiuo metu gal yra 12 išėjo, ir kurie išėjo gyventi bendruomenę. Tai jie išlaisvėjo. Aišku, buvo kas, biški ir krito per daug laisvės gavęs, čia kas natūralu yra, bet jie išlaisvėjo, galvoju, jų daug pas mane yra, kurie, pradėjo gyventi kiek įmanoma savarankiškiau, gal taip pasakyti. Visiškai savarankiškai, gal tik tai kokie 2-3, kur 100% savarankiškai, bet kiti su tokia minimalia pagalba, kaip apsaugotam būste ir socialiniuose būstuose, kas gyvena, bet vis tiek pagalba reikalinga kažkiek. Tai Eglė, rezimuojant mūsų pokalbį, kada jau grius tas sovietų palikimas paskutinis Lietuvoje, kada turėsime daugiau grupinio gyvenimo namų ir kada jau išlaisvėsim? Tai už pertvarką atsakinga socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tai jie turi viziją ir turi nusistatę ir terminus, ir tuos siekiamus dalykus. Tai žinoma, kad kalbant apie tą išlaisvėjimą, tai svarbu yra ir tokios iniciatyvos kaip čia, kai dirbama su gyventojais, ugdomi ir darbuotojai, ir kaimynai, ir svarbu yra ir tie pokyčiai visuomenėje. Tai turbūt tas tapimas laisviem yra ne tik tai apie šių įstaigų gyventojus, bet ir apie tą mūsų visuomenę, kuri turi ir priimti, ir pati būti laisva, ir sudaryti galimybę kitiems būti laisviems. Ačiū Jums už pokalbį, už tas pasidalintas mintis ir turbūt belieka palinkėti, kad pasibelstų į Jūsų duris kaimynai, jeigu jau pasibeldė kitose grupinio gyvenimo namuose, kad taip pat ir čia tai padarytų, kad ne tvoras statytų, o jas griautų. Man atrodo, toks palinkėjimas šiandien ir tada turėsime vis daugiau išlaisvėjusių žmonių. Tai ačiū dar kartą už pokalbį. Šiandien kalbėjausi su Snieguolė Butrimavičienė, ji yra šių namų steigėja ir viešosios įstaigos Tapk laisvas vadovė ir taip pat Eglė Šumskienė, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorė. Dėkuoju už pokalbį, o jūs kviečiu visus sekti mūsų turinį bendra.lt portale, taip pat populiariausiose tinklalaidžių platformose, YouTube kanale ir likite kartu su mumis. Gražaus visiems rudens.